Šiandien testuoju atnaujintą 2026 metų Subaru Solterra. Tai visiškai elektrinis Subaru visureigis, kuris po atnaujinimo tapo brandesnis, modernesnis ir labiau orientuotas į realų kasdienį naudojimą. Solterra tai modelis, kuris parodo, kaip Subaru įsivaizduoja savo ateitį elektromobilių segmente. Čia išlaikytas prekės ženklo charakteris, stabilumas, visų varančiųjų ratų sistema ir praktiškumas. Tačiau visą tai pritaikyta elektriniai platformai. Iš išorės automobilis atrodo tvirtai ir solidžiai. Tai klasikinis SUV siluetas su aukštesnė prošvaisa ir aiškiomis proporcijomis. Dizainas nėra pernelyg agresyvus, tačiau jis modernus ir švarus. Priekinė dalis po atnaujinimo atrodo tvarkingesnė. Žibintų grafika tapo aiškesnė, pats žvilgsnis, detalės subtilios. Automobilis vizualiai atrodo platesnis ir tai suteikia stabilumo įspūdį. Šoninėje dalyje matome ryškias ratų arkas ir didesnius ratlankius. Stogo linija praktiška, ji užtikrina pakankamai vietos gale sėdintiems keleiviams. Galinė dalis išsiskiria LED šviesų juosta, kuri eina per visą automobilių plotį. Tai suteikia modernų ir technologišką įvaizdį, ypač vakare. Tai nėra ekstravagantiškas dizainas, bet jis subalansuotas ir tinkamas plačiai auditorijai. Įsėdus viduje, pirmas dalykas, kurį pajunti, tai erdvė ir aiškumas. Vairuotojo vieta yra šiek tiek aukštesnė, kas suteikia gerą matomumą į kelią. Na, tikras SUV. Sėdynės patogios, su gera šoninė atrama, ilgesnėse kelionėse jos neturėtų varginti. Centrinėje konsolėje dominuoja didelis ekranas. Sistema atrodo šiuolaikiška, valdymas gana intuityvus. Skaitmeninis prietaisų skydelis aiškiai pateikia svarbiausią informaciją. Bet kažkiek tai modernumo trūksta. Pačių medžiagų kokybė gan gera. Čia nėra prabangos segmento lygio medžiagų, bet viskas surinkta tvarkingai, paviršius malonu liesti, apdailos detalės subtilios. Na, kaip ir mėgsta Subaru. Salone jaučiasi funkcionalumas. Viskas sukurta taip, kad būtų praktiška, lengva naudotis ir patogu kasdien. Galinėje eilėje vietos pakanka suaugusiems keleiviams, o bagažo skyrius erdvus ir tinkamas šeimos poreikiams. Visur Subaru praktiškumas. Kadangi tai elektromobilis, pirmas įspūdis visiška tyla. Na ir sklandi trauka. Čia Newtonmetrų per akis. Kaip sakoma, sukimo momentas tikrai labai didelis ir visi elektromobiliai rinkoje, traukia iš karto. Paspaudę akceleratorių automobilis reaguoja iš karto. Jokio uždelsimo, jokių pavarų perjungimo, kažkiek tai net sunku lyginti tokį automobilį su, pavyzdžiui, benziniais ar dizeliniais automobiliais. Pagreitėjimas yra tolygus ir užtikrintas. Mieste tai labai patogu. Automobilis juda sklandžiai, lengvai, valdosi ir suteikia pasitikėjimą. O jau tapusi legendinė visų varančiųjų ratų sistema yra vienas didžiausių privalumų. Ji užtikrina stabilumą, ypač esant prastesniems oro sąlygoms. Žiemą jūs tai pamilsit 100%. Automobilis išlieka labai prognozuojamas ir saugus. Pats vairavimas ir vairas tikslus, pakankamai informatyvus. Miesto režime jis lengvas, o važiuojant greičiau tampa stabilesnis. Pati pakaba pas Subaru, jinai gal labiau orientuota į komfortą. Ir tai nėra minusas. Nelygumus sugeria pakankamai gerai, bet kartu išlaiko kontrolę posūkiuose. Tai nėra sportinis, aišku, SUV, tačiau jis jaučiasi labai subalansuotas. Važiuojant greitkelėje salone išlieka gera garso izoliacija, kas nebūdinga japoniškiams automobiliams. Elektromobilio privalumas tai aišku tylus važiavimas. Tai va čia pas Subaru jis atsiskleidžia pilnai. Bendrai vairavimo pojūtis yra ramus, stabilus ir saugus. Tai automobilis skirtas kasdieniam naudojimui, o ne sportiniam vairavimui. Atnaujintas modelis siūlo konkurencingą nuvažiuojamą atstumą vienu įkrovimu, kuris pakankamas kasdieniams kelionėms ir ilgesniems išvykoms. Tai automobilis, kuris gali 400 pravažiuoti kilometrų, kaip minimum 300 ar net turbūt taupint 400 pm, tai kasdieniam naudojimui tai tikrai per akis. Greitasis įkrovimas leidžia per palygintą trumpą laiką papildyti didžiąją dalį baterijos talpos, iki 80%, kas padidina automobilio praktiškumą. Kaip sakoma, pusvalandis automobilis jau gatavas važiuoti toliau. Tai svarbu, nes elektromobilio vertė šiandien labai priklauso nuo kasdienio patogumo. Subaru Solterra turi modernes vairuotojo pagalbos sistemas. Adaptacinė kruizo kontrolė, eismo juostų palaikymą, automatinio stabdymo funkciją, ir kitas saugumo technologijas. Tai, aišku, suteikia papildomo pasitikėjimo tiek mieste, tiek užmiesty. Subaru Solterra pliusai ir minusai. Pradėsiu nuo pliusų.
Pirmas tai jau legendinė visų varančių ratų sistema. Stabilumas ir saugumas ir žiemą, ir vasarą. Antras pliusas tai visų elektromobilių pliusas. Tai tylus ir sklandus elektrinis važiavimas, momentinė trauka ir aišku komfortas. Ir trečia tai praktiškas interjeras. Subaru visada buvo orientuotas į praktiškumą. Taigi čia erdvė, ergonomika ir kasdienis patogumas. Na ir dabar apie minusus. Pirma, tai bendrai konkurencija elektromobilių segmente labai stipriai. Daug kiniečių dabar atvažiavo į Lietuvą. Yra ir vokiškų gamintojų, ir japoniškų. Kaip sakoma, pasirinkimas labai didelis. Tai konkuruoti sunku. Antras, Subaru Solterra yra interjeras labiau funkcionalus nei prabangus. Čia kažkokių tai super premium medžiagų mes nerasime. Na ir trečia, aukštesnė kaina, jeigu mes perkam jau pilnai sukomplektuotą versiją. Tikrai reikės sumokėti ne 30 000 eurų. Taigi, kokia būtų mano išvada? 2026 metų atsinaujinasi Subaru Solterra tai subalansuotas, saugus ir racionalus elektrinis SUV. Tai automobilis žmonėms, kurie vertina stabilumą, ypač visų varančiųjų ratų privalumą ir kasdienį praktiškumą. Jis nėra sukurtas emociniam ekstremaliam vairavimui, kažkokiais tai bolido lenktynėm. Tačiau, kaip šeimos automobilis, aš manau, tai labai logiškas pasirinkimas. Ne veltui sakoma, kad jeigu mes vieną kartą nuperkam savo Subaru, pabandom jį žiemą, tai kelio atgal nėra.